Kalbėdama apie papildomas naudas visada dedu akcentą labiau į emocinę vertę, nes žmogus visuomet ieško įrodymų, kiek jisai rūpi įmoniai. Ir kai jis tuos įrodymus gauna arba surenka, tai jie linkę būti labiau lojalūs įmonėje ir ieškoti mažiau alternatyvų kažkur kitur. Kalbant apie MELP, tai yra keletas privalumų ir kiekviena naudotojų grupė tuos privalumus mato labai skirtingai. Tarkim, mūsų darbuotojai tai ypatingai džiaugiasi nuolaidų pasiūlymais, kuriuos turi programėlė, ir vėlgi tai yra labai patogu, kai tu tos nuolaidų pasiūlymus turi telefone ir priėjęs bet kurioje vietoje gali pasitikrinti, ką turi ir ką gali gauti. Kalbant iš personalo pusės arba iš įmonės pusės, kas mums labai patogu, tai yra visos naudos vienoje vietoje, tau nereikia galvoti, kur patalpinti, kad žmonės rastų ir žinotų, ką tu turi. Tai va, telefone tos naudos ir netgi su aprašymais, kaip jomis pasinaudoti, yra labai didelis privalumas. Dar labai svarbus dalykas, būtent iš įmonės pusės, tai įmonės kultūros puoselėjimas arba komunikavimas būtent per MELP platformą. Mes tai labai stipriai išnaudojame, nes mūsų visa vertybių komunikacija ir vertybių tas apgyvendinimas įmonėje būtent vyksta per MELP programėlę, per tą padėkų arba recognitiono dalį, kur kiekvienas žmogus gali dėkoti kiekvieną mėnesį savo kolegoms už tam tikrų vertybių laikymasi. Skaitmeniniai įrankiai yra labai naudingi, tai tarkim yra daug paprastesnė duomenų analitika. Nes jeigu tu neturi duomenų analitikos, tai tu gali tam tikrus dalykus jausti, bet jausmas kartais gali ir apgauti. Tai kai tu turi duomenis, tu gali daryti duomenimis pagrįstus sprendimus.